Ponios ir ponai, pagaliau atversime naują nacionalinės pažangos premijos puslapį. Skelbsime jaunimo pažangos premiją. Premija, kuri savo esme yra susijusi su visų mūsų ateitimi. Premija jauniesiems atradėjams, kurių didžiausi darbai dar ateityje ir kurie dar tik pradeda savo kelionę didžiajame mokslo kelyje. Dėmesio lieka. Amžinas variklis yra išrastas. Tai jaunystė, tai veržlumas ir imlumas naujovėms, drąsa kurti, kai aplink ir taip daug profesorių. Jaunystė neapsimetinėja ir nelaukia, kol gyvenimas Lietuvoje pagerės. Išvyksta į stažuotes ir vėl sugrįžta, tikint mokslo pažanga čia Lietuvoje. Patriotizmas yra geras dalykas, bet jis motyvuoja tik tam tikrą laiką. Tai, kas man atrodo ir ko trūksta šiai dienai, tai yra tos perspektyvos, kurias galėtų matyti jaunimas. Naujoji jaunimo pažangos premija yra skiriama jaunosios kartos mokslininkams ir menininkams. Jų siekių ir pasiekimų įvertinimui vardan Lietuvos pažangos. Jų skalsios duonos akademinėme elite ir plačiojoje visuomenėje palengvinimui. Sužinokime, kas yra kas Lietuvoje. Paskelbti, kam pirmą kartą nacionalinės pažangos premijos istorijoje bus įteiktas šis prestižinis apdovanojimas, kviečiame šios premijos teikėją DPA programinės įrangos vadovą Genadijų Gricuką ir 2006 metų mokslo pažangos premijos laureatą akademiką Vytautą Joną Sirvydį. Kviečiame įnešti diplomą ir tetraetrą. Gerbiami ponai ir ponios, gerbiamas ministrė pirmininkė, gerbiami ministrai. Man ypatingai didelė garbė pristatyti nacionalinės jaunimo pažangos premijos laureatą Tomą Linkevičių už drąsą ir entuziazmą, diegiant naujoves ir telkiant odontologus kūrybiniams ieškojimams.